Visi norime būti sveiki, norime kvėpuoti švariu oru. Tačiau jeigu einam gatve, ar pagalvojam, kad aš galiu einant gatve nustatyti, koks yra oras? Ar pagalvojat kada? Ne. O iš tiesų, nustatyti galima ir mums sufleruoja, koks yra oras, tiesiog pasakinėjo, kartais šaukia mums, kad atkreipk dėmesį, medžiai. O medžių paprastai mūsų gatvėse juk yra ir ypač labai aiškiai mums sako apie oro būklę liepos. Ir čia mes esame prie liepų ir jeigu arčiau pažiūrėtumėm į lapus, tai pamatytumėm, kad jos mums labai daug ką praneša. Nes vienas iš tokių būdų, kaip nustatyti, koks yra oras, reikia gerai apžiūrėti lapus. Ore labai dažnai būna kietųjų dalelių. Mes Vilniečiai galim pasigirti, kad mūsų oras yra gana švarus ir didžiausios leistinos koncentracijos sieros, azoto oksidų nėra viršijamos. Yra keletas dienų, kai viršijamos būna kietųjų dalelių koncentracijos ore. Tačiau tokių dienų yra labai nedaug. Ir kietosios dalelės, suodžiai įvairios, dulkės nusėda ant lapų. Ir mūsų toks pirmas tyrimas, kaip tik ir bus, oro dulkėtumo nustatymas. Tai dabar mes šitą darbą atliksime, tam reikės turėti lipnią juostelę. tą lipnią juostelę priglausti prie lapo ir ją nuimti, užklijuoti ant balto lapo. Mes taip gausime dulkėtumo pėdsaką, visos dulkės prilips. Tai dabar mes šitą darbą ir padarykime. Tai va čia vat yra pavyzdėliai jau padaryti, kai, pavyzdžiui, nuo gatvės pusės žymiai daugiau matom, kad yra dulkių nusėdę, kur judėjimas mažesnis, oras švaresnis, lapai beveik yra švarūs. Štai va tokį pėdsaką padarė, mes jau galim spręsti, kokiu oru mes kvėpuojame. Nes visa tai, kas yra ore, nusėda ir medžių lapo, taip pat mes nuolat įkvėpiame tokį orą. Tai vienas iš požymių, kaip galim įvertinti oro kokybę. Tada parodysim rezultatą. Neįdomu, reikia, kad būtų labai matytųsi. Jeigu neturim lipnios juostelės, galim ir kitokią informaciją sužinoti iš medžių lapų. Reikia atidžiai apžiūrėti medžių lapus ir pamatysime, jų paviršius yra labai nevienodas įvairių lapų. Kai kurie lapai yra gelsvi, gelsvos dėmelės, kai kurie net yra balti, baltus, įvairios dėmelės, o kai kurie yra net rudi, rudos tokios dėmės matomos. Tai irgi jau yra požymis, kad ore yra teršalų, nes jeigu yra sieros, azoto, ypač oksidų ore, tai pro žioteles dujos patenka į vidų ir čia sutrinka vykstantis fiziologiniai procesai. Suyra chlorofilas ir toje vietoje lapas pabąla, o vėliau jisai ir žūva. Ir toks lapų išbalimas, kai matom šviesesnės dėmės yra, šviesesni lapai, netgi jeigu yra užterštas oras, vadinamas yra chlorozė, išbalimu lapų. O ten, kur jau augalo plotas žūva, susidaro tamsiai rudos dėmės, tai yra nekrozės, tai yra apmiręs audinys toje vietoje. Ir tai yra požymis, kad ore yra teršalų. Žinoma, nereikia sumaišyti su vabzdžių pakenkimais, kartais irgi panašus būna. Tačiau labai būdingi pažeidimai
būna, kai liepos ypač nukenčia nuo druskų dar. Jau čia oro sudėtis nesusijusi, tačiau vis tiek žiemą mes barstome daug druskos, ta druska susirenka jau prie medžio šaknų ir irgi susidaro ant lapų nekrozė, bet jos tada būna kraštinės ir būna lapo kraštai gelsta ir jeigu labai daug tų druskų, tai lapas visas nuo krašto prasidėjusi nekrozė apima visą lapo lakštą. Tai irgi galim spręsti apie tai. Štai čia geras pavyzdys yra kraštinė nekrozė, yra būdinga tada, kai yra pažeidimas barstant druskas, druskų perteklius dirvoje. O jeigu yra oro tarša, tai būna įvairios dėmės, taškeliai maži, didelės dėmės, arba ir labai dideli lapo plotai pažeisti. Čia kai kur tokių lapų irgi pažeistų galim pamatyti ant liepų, nors ir nelabai daug jų yra. Na, o dabar matom klevo lapai ir ant jų irgi yra dėmės. Tai dabar galim jau sakyti, kad čia lyg ir turėtų būti pagal ką tik aptartus požymius nekrozės. Iš tiesų čia nėra nekrozės. Šitose lapo vietose, kur yra juodos dėmės, auga grybas. Grybas, kuris paplitęs ant klevo lapų. Ir vadinasi jisai klevinis žvinokas. Grybas labai būdingas yra ant klevų, labai dažnas, bet jisai yra jautrus oro taršai. Ypač jautrus sieros oksidams. Ir jeigu yra daug sieros oksidų, tai šito grybo beveik nėra. Jeigu oras yra švarus ir dujų yra nedaug, tai grybas yra plačiai paplitęs. Kaip matom, šitoje vietoje yra ne tiek jau daug tų grybų, bet jų yra, tai rodo apie oro švarą. Kartais atvirkščiai mes galvojame, bet iš tiesų, kuo oras yra švaresnis, tai tuo klevinio žvinoko, klevo lapų yra daugiau. Ir tai parodo irgi mums oro kokybę. Tai ir klevai gali mums daug pranešti apie oro būklę mūsų vietovėje. Apie oro kokybę galim spręsti iš medžių kamienų. Bet ne iš pačių medžių kamienų, bet tai, kas ant jų auga. Ant jų auga kerpės. Ir kerpių įvairovė irgi yra didelė, kur oras labai švarus, tai būna ištisai gausiai labai apaugę kerpėmis, kurios vadinamos krūmiškos bendrų vardu, tokie kaip maži krūmeliai. Tai yra ramalinos, briedragės, briedragūnės ir jos išaugusios vešlios, nukarusios kartais net ir nuo šakų, nuo kamienų būna. Čia, kaip matom, jų yra, bet jos nėra tokios itin vešlios kerpės. Tai rodo, kad šiek tiek tarša yra padidėjusi, bet jinai neviršyje leistinų koncentracijų, čia auga. Taip pat auga ir lapiškosios kerpės, jų čia nėra tiek daug, viena kita tiktais, tai kežas, plinkežis. Na, o jeigu oras yra nešvarus, šitos kerpės nyksta pamažu ir galiausiai iš kerpių lieka tik viena kerpė sieninė geltonkerpė, kuri yra atspari oro taršai. Ir tada gali matyti, kad šakos ištisai geltonuoja. O jeigu dar didesnė yra tarša, netgi ir šita kerpė išnyksta ir susidaro taip vadinama kerpių dykuma. Tai jau būdinga yra pramoniniams rajonams, kur labai didelė tarša yra. Taip kad kerpių buvimas mums irgi labai daug pasako ir jų įvairovė. Dabar kaip atskirti kai kurias kerpės? Ramalinos, čia jos yra tokios šiek tiek didesnės. Ant jų yra matomi dubenėliai, tai yra jų dauginimosi organai vadinami apoteciais. Ir ramalinų viršutinė ir apatinė pusė yra vienodos spalvos. O tos kitos smulkesnės būna, čia kai kur yra jų nedaug, tai yra čia briedragės. Jų yra viršutinė pusė žalsva, apatinė tokia pilkšva, šviesesnė. Skiriasi viršutinė ir apatinė pusė pagal spalvą, tai galim skirti. Ir jos dažniausiai ir randamos ant medžių. Ramalina
Jos ir viršutinė pusė, ir apatinė pusė yra vienodos spalvos. Štai čia vat viršutinė pusė tokia pati ir apatinė pusė yra vienodos spalvos. Ir dar aiškiai matomi vaisiakūniai apotecijai. Tai yra ramalina. Dabar kita. Čia mažutė pas mane jinai tokia yra. Sodinė briedragė. Viršutinė pusė yra žalsva. Irgi krūmiška kerpė. Ir apatinė pusė yra šviesesnė balsva. Reiškia, viršutinė ir apatinė gniužulo pusės yra skirtingos spalvos. Ir dar lapiška kerpė, kuri irgi rodo, kad oras yra gana švarus. Tai yra kežas. Va čia va, gerai matosi, skiautės tokios plačios, kežas. Ir kai oras yra švarus, tai kežo gniužulai būna aiškus, dideli, va kaip ir čia matome. O didėjant oro taršui, pirmiausia išnyksta krūmiškos kerpės, tada pradeda nykti lapiškos ir dar stiprėjant oro taršai lieka geltonkerpės ir galiausiai ir jos išnyksta.